Sveiki, štai kiviukas nerasi iš kailio, nes jis suvedė kažką čia gero šitoje dėžėje. Matot, kaip gražiai įpakuota su eglutėm, su dovanų maišeliu. Ir įtariu, kad čia yra nuo Kotrynos Kirklytės, tai yra vlogų žiūrovės, kurie klausė duomenų, kad galėtų atsiųsti dovanų. Ir lyg jinai ne viena siunčia su vaikinu, bet vaikino vardo pavardės nežinome. Ir kadangi parašyta Loretai, Edmundui ir Kiviukui, tai va labai įdomu ir Kiviukui, matot, kaip nori. O man pačiai labai įdomu, nes labai įdomu gauti dovaną ir kadangi neparašyta, nekišti nagų iki kūčių, žinot, kaip mes vaikystėje sakydavom, tai dovaną išpakuosiu. Taigi, čia labai gaila išpakuoti, nes labai gražiai supakuota. Vienintelė dovana, kurią jau išpakuoju iki kūčių, nes esu dar gavus nuo draugės, tai neišpakuoju, nes jinai liepė neišpakuoti. Tai jeigu man neliepė, tai aš išpakuosiu, nes esu labai nekantri. Taip negražiai suplėšiau. Parašyta dienos šaukštas. Daily Spoon. Bet įdomu, kas čia, jeigu taip vadinasi. O, čia jau yra. O, mes čia turim kažką. Taip, labai gražiai. Žiūrėkit, kaip man patinka. Toksai popierius, kur taip iškarpytas ir va tokias girliandas. Oi, ko mes gavom. Gavom žiemiškus sveikinimus. Sveikina mus Kotryna ir Dovydas. Taip, pasakiau, kad Kotryna su Dovydu ir iš tikrųjų taip ir yra. Štai ką mes, kiviukai, mes gavom etno arbatos. Pažiūrėsim kokios. Melisa, kmynas, erškėčiai. Turėtų būti labai skani, nes erškėčiai labai patinka. Štai parodysiu iš arčiau. Tu kiviukai čia. Čia gavo kiviukas. Pedigree skanumynų. Mes tuoj patikrinsim, ar kiviukui patinka. Jau suodžia, jau žino, kad jam. Va, kaip skanu. Kiviukui jau kiviukas paragavo. Vaišinasi pasislėpęs, kad netimtų niekas. Taip pat gavome saldainių Magic of Inta. Tai čia kažkokia su karamelė, kaip matau. Čia nupiešti tokie gabaliukai, dažniausiai būna karamelės. Taip pat gavome Secret Stories, kažkokios kosmetikos, kūno losijono ir dušo želės. Labai fainas. Čia būtų labai patogu į kelionę vežtis, nes labai maži buteliukai faini, nedaug vietos užima. Čia yra man, tikrai man, nes tai yra veido kaukės, kaip suprantu, čia su arbūzas, kaktusas, o čia nežinau, nes raketa nupiešta. O ir aš kiek jų daug gavau, dar vieną gavau. Kaip įdomu, bus ką pareklamuot. Psichologinis trileris liuks Baimės karalystė. Kiviukai, negriauk bokšto. Baimės karalystė. Tikrai skaitysiu. Labai gerai, kad nelabai stora, tai aš perskaitysiu. O Edmundas pareklamuos. Na, aišku, aš žinau, kad ir Edmundas skaitys. Labai ačiū Kotrynai ir Dovydui. Šventės jau prasidėjo, kaip matot, kadangi viską išsipakavome. Dar paragausim arbatos, saldainių, kaukę reikės išbandyti kurią nors vieną. Ten pasiskaitysiu instrukciją, nes pirmą kartą tokias kaukas matau pati, aš nesu pirkus tokių, bet labai įdomu, kaip jos atrodo, ką jos daro, tai reiks pasidomėti. Ir štai šventės prasidėjo ir dabar Edmundas parodys eglutę. Su kauke
kurią gavau dovanų. O dabar labai lauktas jums pasakojimas apie knygą, kurią papasakos Edmundas. Ir jeigu jums patiks, galėsite tą knygą perskaityti, bet tikrai manau, kad patiks. Taigi, Edmundai, į šitą krėslą ir pasakok. Sveiki, šiandien papasakosiu apie švedų rašytojos Lizos Marklund detektyvinį romaną Pelkių vaikas. Iš karto noriu pasakyti, kad pavadinimas yra klaidingas, klaidinantis lietuviškai išverstas, nes švediškai tai jinai pavadinta šita knyga Kalmyren, o tai reiškia šaltoji pelkė ir labiau atitiktų turinį, nes visas veiksmas vyksta Švedijos šiaurėje, prie poliarinio rato, nedidelėme miestelėje, kuris yra prie pelkių ir miškų ir upių. Ši rašytoja yra labai žinoma, pasaulyje jos knygos išverstos į daugiau kaip 40 kalbų, jos knygų yra parduota daugiau negu 23 milijonai, o New York Times laikraščio bestsellerių sąrašuose jos kūriniai užima aukščiausias vietas. Taigi, kodėl Pelkių vaikas pavadinta? Dėl to, kad knygos pradžioje knyga prasideda būtent nuo to, kad 1990 metais pelkėje randamas paliktas kūdikis, žinoma, kieno jisai yra, o motina dingusi ir manoma, kad jinai nuskendo pelkėse ir tokiu būdu jį paliko tą vaiką. Na ir visas romanas, pirmoji romano bent jau dalis, yra apie tai, kaip vyras ilgisi daugiau kaip 30 metų savo žmonos, kol galiausiai 1920-aisiais, vadinasi, po 30 metų nuo jos dingimo, jo sūnus, kitas šitos moters vaikas, gauna tokį įspėjamą ar grasinamą raštelį ir manoma, kad tuos laiškus galėjo parašyti šita moteris, nes ir raštas tas pats, ir simboliai pavartoti tie patys, ir tada kyla klausimas, ar jinai vis dėlto gyva, ar mirusi, ir pirmoje knygos dalyje einama paskui šitos moters galbūt paliekamų pėdsakus, stengiamas įsiaiškinti. Čia labai svarbu tai, kad tas sūnus dirba tokioje uždaroje bazėje, tai yra sprogmenų, bombų, raketų bandymo poligonas, ten yra reaktyvinių lėktuvų takai, skraido viršgarsiniai lėktuvai. Ir Švedijos vyriausybė suteikia teisę ten išbandyti tas raketas, bombas užsienio valstybėms, daugiausiai NATO. Na ir tas jų darbas yra visiškai slaptas. Tai čia tokia pirmoji pusė. Antroji pusė yra žymiai dinamiškesnė. Ten jau yra daug įvykių, įvykis seka įvykį. Ir galiausiai, aišku, kaip visada būna knygose, paaiškėja visa knygos tiesa. Kas norėtų pasakyti, kokios mįslės buvo. Šitas romanas yra kitoks negu būdinga skandinavų romanams arba švedų konkrečiai charakteris kitas, nes čia nėra daug kažkokių žiaurumų, nėra kraujo, lavonų, pjaustymo, kankinimo, smurto. Yra keletas nusikaltimų, bet jie yra aprašyti tik tai tiek, kiek yra būtina pagrindinio herojaus, jis yra policininkas, darbui iliustruoti. Taip pat šitoje knygoje galima pajusti tą tokį tipišką skandinavišką požiūrį į visuomenę, kaip turėtų būti sutvarkytas pasaulis. Yra tolerantiška knyga, čia pavyzdžiui rašoma apie homoseksualius žmonės, taip pat apie turinčius protinį atsilikimą, apie imigrantus. Apie imigrantus čia yra pažymėta, kad jų neįsitraukimas į visuomenę, jų atskirtis sudaro tokius kaip ir getus prie miestų ir skatina nusikaltimą ir skurdą. Ir Švedijos vyriausybė buvo pradėjusi vykdyti programą jų atskirčiai ir įtraukimui į visuomenę vykdyti. Taip pat galime palyginti iš kelių faktų, kad Švedija tais laikais, kai Lietuva buvo Sovietų Sąjungoje, buvo jau tada labai toli pažengusi valstybė. 1985 metais jau buvo išvystyti dviračių takai, žmonės turėjo indaploves. Taip pat nebuvo nuostabu, kad pensininkas, pagyvenęs žmogus, žiemai išvyksta paatostogauti, pagyventi kažkur į pietus. Knyga turi autobiografinių motyvų, nes, kaip minėjau, pati autorė yra kilusi iš Švedijos šiaurės, iš miestelio netoli
poliarinio rato. Ir pagrindinis veikėjas yra jos amžiaus, gimęs 1962 metais, vadinasi, knygoje jam yra 58 metai, nuo to pradedama knyga ir trunka viskas porą metų. Veiksmas rutuliuojasi 2020-aisiais, COVID metu ir šiek tiek nemaloniai nuteikia, čia aišku asmeniška, bet tam tikros karantino ir COVID laikų detalės. Ką dar būtų galima pasakyti apie šią knygą, tai kad čia labai svarbu yra ne tiek įvykiai pirmojoje dalyje, bet nuotaikos, išgyvenimai ir būsenos. Vadinasi, kaip žmogus jaučiasi, kaip jisai mato aplinką. Didelį vaidmenį toje būsenoje taip pat vaidina ir gamta, orai, sąlygos, įvairios aplinkybės. Būtent tokių būsenų, nuotaikų, emocijų knyga, pirmoji pusė. Antroji pusė jau yra labai tokia gyva, sakyčiau, lyginant su pirmąja, bet jinai yra trumpesnė. Tačiau romanas neprailgsta ir jisai, sakyčiau, yra detektyvo forma parašyta meilės istorija. Nes šitas žmogus, pragyvenęs 5 metus su moterimi, paskui likusius 30 metų jos gedi. Eina į tą pelkę, šaltąją pelkę, kaip vadinasi knyga švediškai, ir bando užmegzti ryšį per gamtos reiškinius su mirusia žmona. Tai štai, norėčiau Jums parekomenduoti šią knygą. Sveiki, mūsų 3 šeimyna, Edmundas, aš ir Kiviukas. Sveikiname Jūs su artėjančiomis šventėmis ir linkime ramių šventų kūčių vakarienės, taip pat linksmų šventų kalėdų ir daug draugų, su kuriais sutiktumėte naujuosius metus. Taigi, būkite ramūs, linksmi ir laimingi. O dabar noriu pasakyti tai, ką visą laiką sakau savo vloguose, tai kad prenumeruotumėte mano kanalą, spaustumėte patiktuką. Taip pat galite paremti Contribui.com platformoje, nes ten yra filmukų mano darytų, kai aš buvau jaunesnė ir gerokai, gal 10 metų. Ir yra dar jaunesnė, 25 kokių metų mano ten video. Aš tada darydavau su kompiuteriu. Ir pasižiūrėti galite užsiprenumeravę 1 euru ir kai peržiūrėt video, galite atšaukti prenumeratą. Tai reiškia, kad jums daugiau nenuskaičiuos euro. Išleisite tik 1 eurą ir viską pasižiūrėti galėsite. Jeigu norėsite tuo pačiu metu, per mėnesį galite laikyti, prenumerata gali būti mėnesį visą, tai mėnesį visą galite žiūrėti. Tai va, ir taip pat aš turiu, tiksliau mes turim, ką aš čia sakau, Kiviukas čia didžiausia žvaigždė, mes turime Facebooko paskyrą, gal ne paskyrą, labiau grupę, kuriuose yra visi norintys ten užeiti žiūrovai vlogų. Ir mes su Edmundu esame administratoriai, todėl priimsime jūs, nes mes matome, kas pakviečia, ir priimu arba aš, arba Edmundas. Ir Edmundas turi labai daug pareigų. Jisai yra vyras pirmiausia, paskui yra operatorius, o paskui jisai yra administratorius Facebooko grupės. Tai va, toks mūsų darbas čia galima pasakyti. Ir labai džiaugiuosi, kad ateina šventės. Mes, kadangi šventę švęsime kai kurias kūčias ne vieni, tai nebus filmuojama, tai iki švenčių paskutinis vlogas, o po švenčių vėl bus. Ir nežinau, kiek užtruks, nenoriu prisižadėti, kad bus trumpiau arba ilgiau, ar laukti reikės, nes niekada neišeina taip, kaip suplanuoji. Taigi, o dabar ate!